Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Visus kviečiu žiūrėti krepšinio pasaulyje ir pamatyti geriausias ir naujausias naujienas. Krepšinio pasaulyje. Su kalendoriniu pavasariu, kai kovo mėnesį mūsų laida bus transliuojama tik sekmadienio vakare 6:30 ir su švente, kai Eurolyga atvėrusi langus FIBai tęsia savo čempionatą. Kauno Žalgiris namuose žaidė su Igno Brazdeikio Pirėjo Olympiakos ir net 15 000 žiūrovų nepadėjo. Mūsiškiai pralaimėjo. Kodėl? Negalvojau, kad pabėgsi nepadaręs rankos. Kaip laikais? Gerai, labai gerai. Kaip jums? Labai silpnas atrodė Žalgiris. Nepasakyčiau, kad silpna. Tik mes šiandien gerai žaidėm ir laimėjom. I was waiting for a kind of game like this. I hope that Laukiau tokių rungtynių kaip šios. Galvojau, kad pratęsime pergalių seriją, bet šiandien yra toji diena, kada reikėjo pasiimti pamoką. Ir geriausia tada, kai tą pamoką išmoksti. And the best thing you can do from a lesson is to learn. Aišku, gynyba 41 taškas nėra gerai, bet laikėmės dar rungtynėse, o trečiam, ketvirtam kėliny, nežinau, paleidom daugiau fiziškumo, pasiūlė Olympiakos. Išstūmė mus iš pozicijų, neišpildėm savo plano, tokio trūko visur atrodo kažko ir susikalbėjimo ten, kur tarėmės, gal keistis nepasikeitėm. Galvoju, kad žaidėme labai gerai. Žaidėme kaip komanda, gynyboje taip pat atrodėme solidžiai. Jeigu tęsime taip ir toliau, būsime gerame kelyje. Olympiakos komanda yra labai fiziški, tai žinojom tai, bet ruošimės, bet kaip matom, sugriuvom per anksti. Tikrai nėra lengva prieš Folą žaisti ir kažkiek uždengė tos metimus. Irgi Laurynas kažkiek praradęs ritmą, nesportavo kurį laiką. Tai čia yra vienas rungtynės, reikia nepamiršti, kiek jis mus tempė paskutiniu metu. Tai pasakyčiau, pats irgi gal kažkiek savim suabėjau vienu metu, tikrai neturėjau gerų rungtynių, tai neturėtų to būti ir mažiau gal metimų buvo. Turėjome blogą pasirodymą tiek individualiai, tiek kaip komanda ir svarbiausia, abiejose aikštelės pusėse. Buvom ant geros bangos, bet tą ritmą kažkiek praradom ir tai normalu yra, gali tas rungtynių pradžių kažkiek iškoja, bet po to turim prisitaikyti, vis tiek tu žaidi 50-15 minučių ir tu turit susigrąžinti tą ritmą, tai šiandien to nepavyko padaryti. In the last games we were playing amazing. Paskutinėse Eurolygos rungtynėse žaidėme nuostabiai, po to turėjome šį mėnesio langą. Ir manau, tai išmušė mus iš ritmo. Mes nedarome to, ką darėme prieš tai. Nežinau, ar čia to lango tokia didelį įtaka šiandien buvo, ar dar kažkas, bet šiandien sunkiai sekėsi rungtynėse. Po pertraukos Eurolygoje grįžome su pergale. Buvome susikaupę ir tai rodo rezultatas. Reality check, tough, painful, at home. Skaudi realybė, bet mes stosime ant kojų, analizuosime ir tie žaidėjai, kurie šiandien atrodė prastai, jie buvo herojai prieš 3 savaitės. The same players that had a bad night were heroes 3 weeks ago. Daug emocijos, bet labai smagu matyti visus ir žaisti čia Žalgirio arenoje. Patenkintas Olympiakosų komandai. It's my car right here. Viskas gerai. Po biškį getting used to it. Kai mūsiškiai laimi, giriame, kai pralaimi, kritikuojame. O štai FIBA prezidentas Jorge Garbajosa, kurį kalbino mūsų prašymo LKF komunikacijos vadovas Mindaugas Gobikas, kalbėjo ramiai. Visų pirma, noriu pasidžiaugti, kad esu Vilniuje, Lietuvoje, kur krepšinio atmosfera visada puikiai. Mes pradėjome varžybas, kad šalių rinktinės galėtų pasiekti savo tikslą
ir žaistų 2025 metų Europos čempionate. Ir tai yra ypatingas metas, nes pagaliau pasiekime susitarimą su Eurolyga, kad rinktinėse galėtų žaisti stipriausi šios lygos krepšininkai. Mūsų FIBA Europa nekantraudamai laukia, kada prasidės olimpiada, po kurių jau kitąmet Europos čempionatas, kurio atranka dabar ir prasidėjo. Kaip jaučiatės jau metus laikų būdamas FIBA Europa prezidento poste? Jaučiuosi įveikdamas daugybę kilometrų kelionėse su lagaminu. Bet iš tiesų esu labai laimingas ir dar ne metus laiko, o tik 10 mėnesių. Pirmus 3 mėnesius dar dirbau su Ispanijos federacija, o nuo 23 rugpjūčių visas mano fokusas į Europos čempionatą ir FIBA susitarimus su Eurolyga. Daug ką turime padaryti. Taip pat laukia tik 16 Europos čempionatas ir mes stengiamės būti palaikančiųjų pusėje ir dar labiau paremti valstybių krepšinio federacijų pozicijas. Bendraujame ir su komandomis, žaidėjais, treneriais, asistentais, bet pagrindinis tikslas – geras ryšys su krepšinio šalių federacijomis ir norime jas palaikyti. Mindaugui Gobikui paklausus, kada kitą kartą pasimatysime Lietuvoje, Jorge Garbajosa atsakė: tikrai dar nežinau, nes neaišku net kur būsiu kitą savaitę, bet tikrai neužilgo užsuksiu Lietuvon, nes mūsų ryšys su jūsų federacija yra labai daug žadantis ir visada malonu jūs aplankyti. Thank you very much. FIBA prezidentą Jorge Garbajosa jūs dar pamatysite antroje mūsų laidos dalyje, kai jis sveikino krepšinio veteranus. Mes tada Vilniuje 2 žinomiems krepšinio žmonėms lyg nujausdami sakėme: Taline Lietuvos rinktinė pralaimės Estijai. Ne, baig iš tikrųjų, čia ką ten, net nėra ką kalbėti. Normaliai nuvažiuos, geros emocijos vedini ir laimės. Oi, bus taip pat kaip čia, dar geriau. Nemanau, kad estai stiprus varžovai. Reikia gerbti, aišku, bet... Bet prieš 4 metus patvarkymus su geriausia sudėtim? Nereikia žiūrėti atgal, reikia žiūrėti į priekį. Prognozės ir ne tik sinoptikų kartais nepasitvirtina. Estijos rinktinė nugalėjo Lietuvą 6 taškų skirtumu 65-59. Kodėl toks rezultatas? Kiekvienas turime savo nuomonę. Įvairias tarpusavėje prieštaraujančias mintis jau pateikė ne tik basketinių portalų žurnalistai. Rinktinį žaidimui skyrė ne vieną pokalbių šou. Labai gerai, kad krepšinio ir žiūrovų tarpininkai garsiai be pavardžių kalba apie rinktinės žaidėjus, kuriems dar toli Europa. Kita vertus, kai be treniruočių reikia sulipdyti rinktinę, kuri iki paskutinės rungtynių valandos vis keičia negaluojančius žaidėjus, kitoks žaidimas ir negalėjo būti. Nes lietuvių gynyba kaip rėtis, o puolimas lyg su viena ranka ir viena koja. O po savo krepšių kovojant dėl kamuolio, mūsiškiai iš viso buvo berankiai. O estai, visada ramus ir šaltoki, vasario pirmadienį buvo net pažįstami. Šiauriečiai, ne tik aikštelėje esantis, bet ir daugiau kaip 6000 žiūrovų, virto pietiečiais. Kokie dievai jiems padėjo atsiversti? Juk estai pasaulyje yra labiausiai nutolę nuo religijos, kaip ir neišskiriantis burtininkų galių. Gal Estijos lažybo kontoros, iščiulpusius mūsų stepukonio dėka Lietuvos milijonus, įkvėpė savo žaidėjus ir žiūrovus? Juokas pro ašaras, bet ir 2020-aisiais, kai Taline žaidė geriausia mūsų Lietuvos nacionalinės rinktinės sudėtis, pralaimėjom tiesa draugiškas rungtynes. O dabartinė, labai jau nukraujavusi rinktinė buvo vėl bejėgi prieš Estiją. Pralaimėtos pirmos oficialios rungtynės, šį kartą atrankoje į Europos čempionatą. Ar ne laikas jau skambinti mūsų Marijos žemės varpais
dėl antrosios Lietuvos religijos. Gal ne tik krepšinio žurnalistai turi atvirai ir garsiai diskutuoti. Lietuvos krepšinio federacija, besirūpinanti oranžinio kamuolio rinktinėmis, galėtų su LKF strateginiu valdymo tarybos nariais, pakvietę Lietuvos trenerius ir krepšinio specialistus, nuspręsti, ką visi turime daryti, kad iš Europos 10-ukų Lietuva nenusiristų dar žemiau. Ar netaps mūsų krepšinis nelaimėliu, kaip ir Lietuvos futbolas? Nuo pralaimėjimo niekas neapsaugotas, bet savo garbę ir orumą krepšinio aikštelėse lietuviai žaidėjai ir treneriai turi patys apginti ir įrodyti, ko kiekvienas yra vertas. Buvusi puikaus trenerių Jono Kazlausko mes paklausime jau apie atrankos rungtynes į Paryžiaus olimpinės žaidynės. Ir svarbiausia, kaip ten bus mūsų rinktinėje su Puerto Riko komanda, šeimininkė atrankos turnyro. Taip, visą laiką buvo stipri vidutiniokė tokia, sakykime. Ten reikėtų panalizuoti, kiek dabar ten būtų iš NBA žaidėjų, ar ten nebūtų, ar ten ko. Aš dabar tuom neužsimu ir nežinau, bet mes irgi turime pakankamai ambicingą ir gerą komandą, svarbu visus suburti. Tad laukime ir tikėkimės ir linkėkim pergalių. Taip, taip. Mums Lietuvos rinktinė yra pati brangiausia, mes ją tik vieną turime. Po rytinės sekmadieninis kavos, televizijos pagalba vėl sugrįšite į Kauną. C-Bet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. C-Bet – lošimo automatai, lažybos. Esu Edvinas Paulauskas, kviečiu stebėti laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Estijos vyrų krepšinio rinktinė mūsų varžovė, tačiau kai kurie jos žaidėjai yra vos ne lietuviai. Pirmiausia tai Sim Sander Vene. Malonu, kaip visada. Tu man svarbiausia pasakyk, kaip tu išlaikai tą lietuvišką šneką savo širdyje ir lūpose? Tiek metų pragyventa ir tiek laiko čia praleista. Tuo pačiu draugų tikrai yra nemažai ir bandau aplankyti Lietuvą kiek įmanoma. Tai ir pats bandau nepamiršto. 2015 lapkritį Sim Sander Vene šventė su Žalgiriu Kaune savo 25-metį. Vasario 29-ąją savo 80-ąjį gimtadienį būtų šventęs kaunietis Arūnas Pakula, buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės konsultantas, Žalgirio skautas, žinomas sporto žurnalistas ir mūsų laidos Krepšinio pasaulyje apžvalgininkas Arūnas Pakula prieš 20 metų paliko šį pasaulį, tačiau mūsų archyve liko jo mintis ir darbai, kaip ir jam žinome trenerio Aleksandro Kosausko prisiminimus apie mūsų kolegą. Jeigu ten būtų jų valia, tai tikrai mes turėtume labai blyškę perspektyvą, kada nors toje Eurolygoje būti. Jeigu kas nors ir skaitė mano knygą, toj knygoj aš pašventęs esu ne vieną puslapį Arūnui. Man buvo ypatingai skaudu ir Arūnas man buvo padovanojęs kaip tik tai diskelį. Ir pravažiuodamas Lenkijos sieną įdėjau tą diskelį. Pravažiavau 100 metrų, nes akis buvo užpildytos ašarų. Arūnas, kai žinodamas, pati pirma daina buvo toks kaip sveikinimas lenkiškas. 100 lat, galvoju, Dieve, Arūnėlį, tu kažkaip taip nujausdamas, kad aš važiuosiu va taip. Ir mano mama palaidota Petrašiūnų kapinėse. Aš visą laiką praeinu pro tą visą
ir skirta Arūnui. Atsistoju, prisimenu, žvakydė išdegus tokia, tik tai stiklas tas likęs. Ir prieinu, žiūriu, kažkas tai užklijuota. Ir pakėliau, žiūriu, užrašas, pripilta žemė ir užrašyta, jis labai mylėjo Italijos žemę. Važinėjo po Kauną 2 mikroautobusiukai ir ant šono užrašas Arūnui Pakului atminti. Jis buvo didis žmogus. Ir tvirčiausias variantas tai yra patekti į Europos geriausių krepšinio šalių 12, kadangi tai yra mūsų vieta. Jeigu Lietuva nėra Europos geriausių krepšinio šalių 12, tai yra gėda. Satyriškai pasakysiu, sakau, duokit man 30 milijonų biudžetą, aš jums per 3 metus padarysiu Eurolyginę komandą Pagėgių Vieversį. Kad mūsų ekonomika yra prasta ir kad mūsų klubai negali sau leisti dalyvauti tuose varžybose aktyviai ir siekti didesnių tikslų, pasistiprinti savo sudėtį ir šiaip siekti didesnių tikslų. Amžinai atilsi Žalgirių bendramžiui Arūnui Pakulai, o mūsų krepšinio senjorams, kurios gražiai pagerbė LKF, linkime sveikatos ir sėkmės. Šalies nacionalinės rinktinės rungtynių namuose metu garbingiausiuose vietose prie pat aikštelės pakviečiami mūsų veteranai. Tai žinoma daro Lietuvos krepšinio federacija. Tai buvo ir Europos atrankos metu ASG arenoje Vilniuje, kai žaidė Lietuva ir Lenkija. O ilgosios pertraukos metu ispanas Jorge Garbajosa, FIBA Europa prezidentas, LKF generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas ir Lietuvos veteranų krepšinio lygos prezidentas Algimantas Anužis pagerbė jubilietus. Apdovanojimas 60-metį atšventęs Vilniaus universitete studentų krepšinio puoselėtojas Rimantas Kaminskas. Jis, buvęs irkluotojas, perėmęs komandą iš krepšinio trenerių Vytauto Bimbus, sėkmingai tęsia buvusių žinomų stratego darbą. 70-metis sostinės verslininkas, statybos inžinierius Vytautas Kiaušas, sutikęs 70-metį, gali didžiuotis, palikęs ryškų pėdsaką Vilniaus ir Anykščių krepšinėje. Jis daug metų rūpinosi ir Lietuvos krepšinio lygoje žaidusią Vilniaus Sakalų komandą. Buvo pagerbtas ir kaunietis Anatolijus Čupkovas, nesulaukė gyvenimo 80-mečių. Žalgirių vienmetis 1966-71 metais žaidė geriausioje Kauno ir Lietuvos krepšinio komandoje, o vėliau rūpinosi žalgiriečių veteranų ir neįgaliųjų sportų, aktyvus visuomenininkas. Krepšininkas Vytautas Masalskis, kuriam kovo 18 sukaks 70, 11 metų buvo techniškiausias Žalgirių įžaidėjas, rungtyniavęs Kaune 1972-83 metais, žaidė ir už Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Dabar jis Lietuvos veteranų krepšinio lygos generalinis sekretorius. Krepšininkas kaunietis Gediminas Budnikas šiemet atšventęs jubiliejinį 80-ąjį gimtadienį nuo 1964 iki 73 buvo Kauno Žalgirio vidurio puolėjas. Jis ne tik su veteranais tapo Europos, pasaulio čempionu, bet ir dirbo Kauno meru, nes buvo aktyvus visuomenės veikėjas. Vilnietis krepšininkas ir teisėjas Vytautas Geštautas sulaukė savo 90-mečio ir toliau žaidžia, nes rungtyniauja Lietuvos veteranų lygoje su Vilniečių komanda. Kauno Žalgiryje pradėjęs profesionalo kelią tęsė su Vilniaus statyba, o 1993 metais jam buvo suteiktas FIBA garbės teisėjo vardas. Krepšininkas klaipėdietis Valentinas Greičiūnas žaidė ne tik už Neptūną, bet ir su Žalgiriu siekė pergalių krepšinio aikštelėse. Vilniuje uostamiesčio garbės pilietis buvo pasveikintas sulaukus 85-ojo gimtadienio. Visi gražiai pagerbti apdovanotieji nusifotografavo su juos pasveikinusiais FIBA Europos prezidentu Jorge Garbajosa,
LKF generaliniu sekretoriumi Mindaugu Balčiūnu ir LVKL prezidentu Algimantu Anužiu. Tik mūsų laida pastebėjo ir amžino juos praėjusiame šimtmetyje gerai žinomus krepšininkus. Pagarba visiems. Turi į ką lygiuotis Šiaulių komandos vyriausiasis treneris Žydrūnas Urbonas, kurio pasibaigus Karaliaus Mindaugo taurei Kaune paprašėme tapti reporteriu savųjų būryje. Šakai, ką manai apie Lietuvos krepšinį? Oi, man labai patinka, tai aukšto lygio krepšinis. Lietuvos lyga jau daug metų yra stipri, džiaugiuosi būdamas šios lygos dalimi. Ir dar džiaugiuosi, kad turiu nuostabų trenerių, oi, tik nereikia. Atsimeni, kaip mane, kai aš žaidžiau, o tu tenai įsižiojo žiūrėdavai po krepšiu. Dalinai, kai man 4-5 metai tai buvo, bet... Paulius dabar nerealus yra. Vienas, aš manau, projektų ateities. Tomaš, žaisi savo šalies nacionalinėje komandoje. Ar esi pasiruošęs? Taip, ponė, visada pasiruošęs. Turėtum laimėti. Štai jaunasis Žukauskos sūnus. Aš tau patinku kaip treneris. Žinoma. Nemeluok, dabar sakyk teisybę. Aš tiesą sakau, vienas iš geriausių trenerių, kokiu esu turėjęs. Ai, gerai, bet... Tik retai leidžia aikštelę. Ateis laikas ir išeis aikštelę. Gudrus, viskas, kitą grajų eini, Vaidai. Krepšinio pasaulyje atsimenim, mes labai šitą laidą gerbėm ir mylim ir patį vedėją. Ką tu prisimeni? Kaip žaisdavom? Pikenroliuką. Smagu buvo, geri laikai buvo. Ir dabar džiaugiuosi, nedaug pritrūko. Kaldavom iš viršaus kiekvienam grajui, tiek aš tiek atsimenu. Stengdavom, sėdėdavom su Vaidu. Vat mūsų laikais tai būdavo. Palinkėkime, kad ir jaunasis Vilnietis KMT tolimų metimų konkurse dalyvavęs Edvinas Paulauskas ateityje būtų žinomas. O kur prasidėjo Edvino kelias į didįjį krepšinį? Pradėjau žaisti Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje, dar kai buvau 4 metų. Augau, tobulėjau po truputį. Žaidžiau po to Sostinės krepšinio mokykloje, po to dabar jau žaidžiu Vilniaus krepšinio mokykloje. Pagal savo procentą moksleivių krepšinio lygoje gavau pakvietimą dalyvauti konkurse BCAP Sniperio vienas šūvis. Ir man pavyko laimėti šį kelalapį. Koks tavo rekordas? Būtent Sniperio konkurse 20. Ar jaudulys pamaišė 12 taškų, juk tu daugiau įmesdavai? Viskas, manau, susideda, jaudulys, gal patirties toka šiek tiek. Tikslas svajonė būti krepšinių žvaigždė? Aš tikrai pasiruošęs dirbti ir stengsiuosi būti kuo aukščiau. Jo labiau, kad Paulauskų pavardė yra... Įpareigojau. Sėkmės tau. Ačiū. Su pavasarinė nuotaika šiandieną mes baigėme savo laidą primindami, kad dabar sekmadieniais 10 valandą mūsų nepamatysite. Žiūrėkite sekmadienį 6:30 vakare. O balandžio viduryje, tikėkimės, vėl bus taip, kaip buvę. Iki pasimatymo. C-Bet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.